Visiems labas, šiandien mes žaidžiam labai seną žaidimą. Aš nežinau, kaip jis lietuviškai vadinasi, mes čia žaidžiam tą žaidimą. Ir kažkoks jis, norite rašykit komentaruose, aš nenoriu šitą žaisti. Tai čia kažkokia yra mergaitė be plaukų, kuri mus sako. Aš su plaukais, bet aš čia nežinau nieko. Turbūt kažkokia, aš nežinau, gal ekstrasensė, taip viskas žino, nukrito. Matėt, aš vos nenukritau, o čia labai gerai. O kažkokia čia va su tais rūdais plaukais, man rodai, man pasirodo, kažkaip tai netartinai man atrodo. Va šitas su rūdais plaukais. Aš neskaitysiu jos nikodėl, nes jie būna labiau ilgi. Tai šitas video trumpas, tai nekokiu blogumų. Ir mes jau ant pusę kelio galim tai pasakyti. Ir mes stovim, ir tai kažkoks berniukas praeiti, kažkoks mergaitės. Ir ta rūdis plaukais jau tikrai nervuoja. Ir aš norėjau ją su juodais plaukais priimti trikos, kaip suprantat, man gėda. Ir mes čia dabar einam, kažkaip tikrai jau kiria. Atrodo kaip kažkokie kiria. Ir kažkas čia daug žino, ir eikit čia. Dabar praeis didelė grupė prie mūsų. Ir mes čia greitai viską praeisim, aš taip galvoju. Tai praėjo prie mūsų didelė grupė. Ir jūs tai reiškia sakot, kad man mokėt reikia. Aš draugai jau galvoju, kad mums jau senai reikia pabaigti šitą video ir visiems ate.